Kalbamės apie kultūrą, kuri vyksta ne didžiosiose scenose, o ten, kur jos dažniausiai labiausiai trūksta. Šįkart Šalčininkų krašto kaimuose, mokyklose, bendruomenėse ir jaunimo stovyklose. Apie kultūrą, kuri tampa ne tik meniniu įvykiu, bet ir būdų žmogui būti išgirstam, pamatytam ir priimtam. Projektas Receptas kultūrai jau ne vienerius metus Šalčininkų krašte jungia profesionalų meną, emocinę gerovę ir bendruomeniškumą. Čia aktoriai, režisieriai, muzikantai, psichologai ir edukatoriai dirba su skirtingomis žmonių grupėmis. Nuo tokiuose kaimuose gyvenančių senjorų iki savo balsą tik atrandančių jaunuolių. Vienur į senjorų kiemus atkeliauja gyva muzika, teatralizuotos fotosesijos ir nuoširdūs pokalbiai apie vienišumą. Kitur mokiniai per poeziją, teatrą ir muziką mokosi kalbėti apie savo emocijas, baimes ir vidinius išgyvenimus. O vasaromis visa tai susijungia į kūrybinę stovyklą ir festivalį po atviru dangumi, kuriame gimsta pasitikėjimas savimi ir drąsa būti savimi. Tai iniciatyvos, kurios griauna stereotipus apie regionus, apie jaunimą, apie vyresnio amžiaus žmonės ir net apie pačią kultūrą. Nes čia kultūra nėra skirta stebėti iš tolo, ji kviečia dalyvauti, jausti, reflektuoti ir kurti ryšį. Apie visą tai šiandien kalbame su projekto vadove, aktorė, režisierė ir idėjos autorė Virginija Kuklytė. Kalbant apie jaunimą, tai šita idėja kilo tada, kai aš jaunimo paklausiau, ko jūs labiausiai nemėgstat. Tai čia buvo prieš kokių 12-13 metų. Ir aš buvau gerokai jaunesnė, man buvo 20 keli metai, jie buvo 17-18, mes buvom vos ne vienmečiai, jie labai atvirai su manim dalindavosi. Ir kai paklausiau, ko jūs labiausiai nemėgstat, jie pasakė poezijos. Kai paklausiau, kodėl, sako, nes mes jos nesuprantam. Ir tada aš sakau, tai susipažinkim. Aš galiu padėti, mano kolegos gali padėti ir pradėjom su jais kurti eilėraščius, kurti ir rašyti. Ir man buvo gražiausia, kai jie sukūrė savo eilėraštį, jį perskaitė ir kiti įvertino tai kaip autentišką meno kūrinį. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu, kad jie ne tik skaito kitų, bet ir savo, kaip tikrą eilėraštį. Ir pamenu, buvo labai gražus momentas, kai vienas berniukas perskaitė eilėraštį, taip kaip mokykloje, taip tvarkingai, gražiai, be emocijų. Ir sakau, ne, paskaityk taip, kaip tu nori. Ir mes su juo kalbėjom, repetavom, ir jis tada perskaitė tą eilėraštį taip gražiai, tai buvo prieš 13 metų, iki šiol atsimenu, jis taip jautriai. Ir jis perskaitė ir tada jaučia, kad tokia stipri emocija ir sako, čia negerai, čia ne. Ir mergaitė sako, ne, gražiai, sako, aš vos neverkiau, kaip tu skaitai. Ir tas ryšys toks liko ir man, ir jiems. Ir man atrodo, mes kaip aktoriai, ką galim padaryti, yra mūsų profesija. Mes galim tą kultūrą nešti ir atnešti. Ir jeigu turim tų galimybių, tai tą ir darom. Ir man atrodo, tai yra labai didelė ir graži misija vežti kultūrą ten, kur jinai kažko pagelbėtų. Kad tai nebūtų tik pramoga, bet tai būtų ir socialinė, kultūrinė misija. Pradėjom būtent šią programą Receptas kultūrai nuo mokinių poezijos kūrimo. Tai dalyvavo iš pradžių viena gimnazija, vėliau 2 gimnazijas, po to pradėjom jungti 2 skirtingų kalbų gimnazijas ir buvo visa programa, kad mokiniai su aktoriais kūrė eilėraščius iš savo jausmų, iš savo išgyvenimų. Vėliau pagalvojom, kad labai norisi prijungti ir vaikus iš šeimos ir vaiko gerovės centro. Tai pradėjom ir jiems rengti emocinio ugdymo programą, kur aktoriai su jais irgi dirbo, bandė kurti dainas, eilėraščius, piešti. Ir po to jau nusprendžiau, kad labai norisi ir senjorus prijungti visą šitą programą ir kad būtų visom kartom skirta programa. Tai senjoram veždavom į jų namus, į jų kiemą, vienam senjorui arba jeigu yra pora, tai 2 senjoram visą pasirodymą, visą programą. Tai va taip per keletą metų keitėsi programa nuo tik poezijos, tada kelios mokyklos, keli centrai ir tada senjorai. Jeigu tik mane girdi Šalčininkų seniūnijos, tai labai prašau susisiekti, nes mums labai trūksta pagalbos, kaip tos senjorus pasiekti. Tai šiuo metu mes esam apkeliavę visą tą kilpą Dieveniškių, bet labai norim ir kitas seniūnijas pasiekti, bet tam, kad iki to senjoro prisibelsti, reikia, kad kažkas jį informuotų, kad tikrai atvyksta
programa, nes jie kartais netiki, galvoja, kad čia taip negali būti, kad pas jį atvažiavo čia visa delegacija žmonių, aktorių, fotografų, operatorių, galvoja, kad ne pas jį, arba sumaišė, arba kad pavogs, arba apgaus, ar kažką, tai tikrai reikia žmonių, kurie pirmą įveiktų tą, tarpininkautų tą barjerą, įveiktų, su senjorais pasikalbėtų, kad mus priimtų. Nes vieną kartą esam buvę pas močiutę, kuriai buvo 90 metų ir kaip tik tom dienom buvo jubiliejus. Ir jinai vieniša gyvena. Ir mes atvažiavom visi su dainom ir mums seniūnė pasakė, kad jos gimtadienis. Ir mes įsveikinom, jinai, vaikeliukai. O kas čia užsakė man tokią šventę? Sakom, nieks neužsakė, va tiesiog pas visus senjorus važiuoja. Ne, čia man kažkas užsakė, bet aš neprisimenu, kas čia man galėtų užsakyti. Ir jinai ten ir verkė, ir džiaugiasi. Ir tiesiog labai gera dalintis tom gerom emocijom, atvežti, būti, nes galvoju, jeigu galim, tai kodėl nevažiuoti, tai kodėl nepasidalint. Tai, bet į kurią seniūniją šiais metais važiuosim, dar nežinau, nes čia yra didelis pasiruošimo darbas tos senjorus prikviesti, surasti, kad kažkas pasakytų ten viena senjorė, nes per dieną negalim labai daug jų aplankyti, nes jie gyvena pavieniui. Vienam kaime kartais būna tik vienas senjoras belikęs tokio garbingo amžiaus. Reikia važiuoti kitą ir kitą kaimą, ten sako, dar ten už kelių kaimų dar viena senjorė gyvena, jau jų labai nedaug likę, labai pasimėtę. Ir labai liūdna būna, kai mes jiems atvežam po to nuotraukas ir ne visada juos jau randam, tos senjorus namuose. Tai kartais net tas mėnuo, kol nuotraukas atspausdinam, jau gali būti lemtingas. Senjorai turi labai daug gyvenimiškos išminties. Mūsų turbūt labiausiai tas paperka, kodėl mes vis važiuojam ir važiuojam, nes pabuvę su jais, atrodo, kad patys tampam geresni. Kažkaip norisi tada dar labiau dalintis. Atvažiuojam pas senjorus, kur gyvena trobeliai. Tikrai, ačiū Dievui, kad turi elektrą. Ir jie viską neša mums. Imkit vaikeliukai, gal arbatas, gal pavalgyt, gal sriubos norit, gal jum blynų. Sakom, ne, mes sotus, laimingi, mes tik su jumis pabendraut norim. O tai ką aš pasakysiu, aš neturiu ką pasakyti. Ir kai atsisėda kalbėt, lobiai. Ir visų senjorų pagrindinė tokia žinutė, kuo jie dalinasi, tai kad jaučiasi vieniši. Jie nenori ten kažkam skambinti, bendrauti, nes nenori ant galvos užlipti, bet tuo pačiu labai nori to bendravimo. Ir kas gražu, kad po mūsų projekto, kai mes pas juos pabūnam, jie iškart puola skambinti. Ten jeigu turi kažkokių artimųjų, anūkų, vaikų, skambina, ar jūs žinot, kas pas mane buvo, ar jūs žinot, kas pas mane atsitiko, ar žinot, kokį čia man pasirodymą darė. Ten kai kurie net kartais netiki, sako, mam, mačiute, ar tikrai ten taip pas tave buvo. Tikrai aš net nuotrauką turiu, jiems varodo, nes dabar net su momentiniu fotoaparatu padarom jiems iš karto tą pačią minutę nuotrauką, kad jie tikrai turėtų kaip įrodymą, kol po to atvešim jau kitas nuotraukas atspausdinę. Pavadinimas keitėsi, metai iš metų keitėsi, o dabar jau keletą metų kaip likom prie pavadinimą Receptas kultūrai, nes jis labai artimas, nes jisai apima visas mūsų veiklas. Ir idėja pavadinimo kilo man iš to, kai aš sužinojau, kad yra šalių, kuriuose gydytojai išrašo būtent receptą, tikrą gydytojo receptą kultūrai. Jeigu žmogus kažkuo serga, bet neranda jam ligos, išrašo receptą eiti į spektaklius, į koncertus, į visokias veiklas, kur jisai gali tiesiog atsipalaiduoti, pasisemti idėjų, pabendrauti, pabūti ir tie įspūdžiai jam lieka. Tai nėra vienkartinis dalykas, nes jis po to bendrauja su savo artimaisiais ir tais įspūdžiais dalinasi ir pagalvojau, kad mes irgi galim tokį receptą išrašyti. Mums nebūtina laukti, kol kažkada po kažkiek metų ta programa ateis į mūsų galbūt gydymo įstaigas. Ir mes tiesiog su komanda sėdam į mašiną ir pradėjom važiuoti ir vežti tą kultūrą į regioną. Aš kadangi pati esu iš Šalčininkų, tai man buvo svarbu į Šalčininkus ir važiuoti. Aš turėjau čia ryšį su jaunimu, jis kažkaip mane kvietėsi bendrauti, pažinti norėjo. Tai pirmiausia, į šitą rajoną ir pradėjom važiuoti ir čia ir likom. Nes tada pradėjau ir kolegas kviestis, kad jie vis dažniau ir daugiau atvažiuotų ir atvežtų visokių pasirodymų. Po jūsų užsiėmimų, po jūsų smagių su vaikais bendravimo, tai receptas kultūrai, tai nuo kokių ligų jisai gydo?
jaunimą? Visų pirma, nuo nepasitikėjimo savimi, nuo išmoksta, išsigydo į savyje tą tokį uždarumą, jie labiau atsiveria ir man atrodo, kaip bacila dingsta sakinys, ai nežinojo, aš negaliu. Jie pamato, kad vis dėlto jie viską gali, tiesiog reikia įdėti į tai darbą. Receptas kultūrai, man asmeniškai, tai yra vaistas nuo baimės ir nuo netikroviškumo. Menas visada buvo ir yra ir bus apie tai, kad žmogus turi būti savimi. Jis negydo. Negydo, jis... Tai čia ar gerai, kad negydo, ar čia dėja, kad negydo? Aš tą receptą gal labiau priimu kaip patiekalo receptą. Žodžiu, turi savo šaldytuvę, ten, nežinau, ten kažką pieno, kiaušinių, turi miltų, kažko, bet tu nežinai, kaip daryti pyragą. Ir tas receptas kultūrai sako, žiūrėk, paimi šitą, žiūrėk, kaip skanu gaunasi. Ir tada kažkaip ir gali ir kitus pavaišinti, ir kitus pamokinti, kaip daryti. Tai aš labiau gal jį priimu kaip tokį patiekalą, kad tu nežinojai, kad tu iš tikrųjų viską čia turi tam patiekalui. Kaip girdėjom šiandien, tai gydo nuo vienišumo gydo. Tai gydo nuo to, kad ne po vieną jie būna kartu, o paskui būna kartu. Ir kažkaip paskui skaitėm vaikų refleksijas po visko. Ir buvo vienas iš punktų, ko pasiilgs, tai pasiilgs to buvimo kartu su tais klasiokais, draugais. Menas jaunimui padeda išsilaisvinti. Išsilaisvinti iš tokio uždarumo, iš to paaugliško nekalbėjimo. Jie čia atsipalaiduoja. Kartais į sceną eina kaip personažas ir iš vis tada negalvoja, kaip jaučiasi. Menas jiems yra susikalbėjimo priemonė, drąsiau vienas su kitu užmegzti kontaktą. Jie vienas kitą gali paliesti, būdami scenoje, gali apsikabinti, gali verkti, vienas kitam dainuoti, turėti akių kontaktą, ko šiaip įprastai gyvenime kiekvieną dieną mes to stokojam, ne tik jaunimas, mes visi to stokojam. O per šį projektą jie visą laiką turi galimybę vienas su kitu būti, bendrauti, kalbėti, žiūrėti vienas kitam į akis, net yra pratimai, kurie tiesiog sėdi vienas priešais kitą, žiūri į akis ir nieko nekalba. Ir minutę laiko turi tiesiog žiūrėti vienas kitam į akis. Kai kurie pradeda verkti, kai kurie apsikabina ir tai yra labai gražu, kad jie gali dalintis tom emocijom vienas su kitu. Tai susidraugauti vienas su kitu iš skirtingų mokyklų, atrodo, kiek čia trunka vienas nuo kito kelios minutės. Bet tas socialinis atstumas yra didelis ir jiems reikia kažkaip išdrįsti vienas prie kito prieiti, tai mes jiems padedam. Šarūnas dažnai sako, kad jaunimas tiesiog nori išsikalbėti. Ir mes jaučiam, kad kai juos prisijaukinam ir ilgesnį laiką būnam su jais, jie tiesiog prieina ir kalbas ir pasakoja. Ir kai kurie ateina pasipasakoti apie tėvus, kur yra namuose kokia nors sudėtinga situacija. Ir labai džiugu, kad jie ateina išsipasakot ir paklaus patarimo, kaip tu elgtumės, jau ką tu darytum, kaip reaguotum. Tai man atrodo, tai yra labai daug, kad tokie jauni žmonės išdrįsta patys prieiti prie mūsų ir tą pasakyti. Aišku, ne nuo pirmos dienos, užtrunka laiko, kartais mėnesiai projekto, kol jie išdrįsta tą padaryti. Būnam, jų klausom, mes klausiam, kaip sekasi, bet iš tikrųjų klausiam. Ne šiaip, kad tas klausimas, kaip sekasi, toks, kad labas, kaip sekasi ir prasilenkia žmonės. Bet tu iš tiesų paklausi. Ne, tu pasakyk, papasakok. Ir man atrodo, tai veikia irgi kaip su psichologų kažkoks buvimas. Nes jie jaučiasi, kad jų klauso, kad jie yra įdomus, kad tai, ką jie parašo, tai gali būti įdomu. Bet man atrodo, tiesiog rasti laiko paklausti, tai kaip tu gyveni, tai kokios tavo emocijos. Ir nesitikėkim, kad jeigu su vaiku nekalbėjom 10-15 metų ir jis tada, kai jau taps suaugęs, jums su mumis bendrauti. Ne, reikia su juo visą laiką turėti tą ryšį, jo neprarasti. Sunkiau yra, kai vaikai pasidalina tokiom emocijom ir tu po to galvoji, ką su to daryti. Aš vieną kartą esu paklausus jaunuolių, o kur čia galima kažko gauti nelegalaus?
Ir jie man pasakė, iš kur pavardės. Ir galvoju, o ką man va dabar daryti su visa šita informacija, kai jie taip atvirai su manim pasidalina. Išklausyti. Tiesiog, man atrodo, turėkim laiko išklausyti, pasikalbėti ir nedalinti patarimų. Man atrodo, va čia, kas yra labai svarbu, jaunimui, jeigu mes tik pradam jiem dalinti patarimus, jie iš karto atsiriboja, jūs jau mus mokinat, kaip gyventi. Ne, jie turi išmokti patys gyventi. Tai išklausyti ir ką galim tai pasakyti, kaip aš jaučiausi tavo amžiaus būdamas, ką aš veikiau, kokias klaidas padariau, bet nesakyk, tu taip nedaryk. Jie patys turi pereiti tą kelią. Tai man atrodo, taip ryšys ir susikūrė, kai tu jam nepamokslauji. Tai va tokio mažo miestelio kaip Jašiūnai, tų jaunuolių, koks yra vidinis pasaulis? Ką atradot pats dalyvaudamas šitame projekte? Aš kadangi susiduriu su paaugliais iš įvairių ir miestų, ir didelių, ir taip toliau, ir pats buvau paauglys kažkada, tai nepasakyčiau, kad kažkuo labai skiriasi tas vidinis pasaulis. Jų realijos gal skiriasi, ten kažkokios aktualijos. Tiesiog gal jie turi biškai kitokią prieigą prie saviraiškos būdų. Ne? Čia nėra mažose miesteliuose 101 būrelio ir jeigu tau nepatinka, tu eini per gatvę į kitą būrelį. Čia vis dėlto arba turi sukas dantis, arba mes tą dalyką. Ir taip pat yra su bet kuo. Poezijos kūrimo projektas trunka visą pavasarį. Atvažiuojam vasarį ir iki pat vasaros mes su jais kūrėm eilėraščius. Tai tas procesas užtrunka, kol jie tą savo vienintelį eilėraštį sukuria. Bet gražiausias momentas buvo, kai vienoje gimnazijoje mokinys atėjo ir taip po kelių susitikimų toks liūdnas, sėdi taip ir sakom, kas yra? Ai, nieko. Ir draugai, jam nelaiminga meilė. Mes sakom, tai parašyk apie tą nelaimingą meilę. Ai, nenori. Ir kitą dieną atėjo, jau ta meilė praėjo ir jis paėmė ir parašė apie tą meilę eilėraštį. Ir aktoriai iš karto puolė, sukūrė dainą, labai gera daina gavosi ir jam pristatė tą dainą ir jis klausė ir sako, aš toks protingas. Sako, labai gerai skamba ir po to tą jo dainą spektaklyje naudojam. Tai va čia ir yra ta gražiausia akimirka, kai jie ne tik sukuria eilėraštį, bet kai aktoriai iš jų eilėraščių sukuria dainas. Ir jie tada sėdi, žiūri kaip į meno kūrinį. Ir jie negali patikėti, kad čia jų pačių žodžiai. Ir jiem tie žodžiai yra tokie, kiekvieną skiemenį jie žino, kodėl parašė. Ir jie taip savim didžiuojasi. Ir va tas pasididžiavimo savim jausmas labai retas yra, nes mes esam kultūra, kur visada save plakam. Tai negerai pasakiau, tai ne taip atrodo, tai vis kažko mums trūksta. O čia jie išeina, perskaito eilėraštį, aktoriai sudainuoja jo žodžius ir tai atsitinka ne kažkada, kai jam jau pensija. Dabar, kai jam yra 14, 15, 16 metų, dabar jo eilėraštis skamba ir visi jo klauso ir visi ploja. Tai va tas momentas, man atrodo, jiems labai ilgam išlieka ir po to net susitikus juos kur nors, apie tai kalbantis, jie visi atsimena, nebūna taip, kad jie sakytų, na taip, ten kažkas buvo, kažkada kažkur neatsimena, jie atsimena va tą momentą. Tai yra tas toks atgalinis ryšys. Tai vat mes dabar jo sulaukiam, jau pradedam sulaukti po 10 metų veiklos, jis jau pradeda atvažiuoti tuo tikruoju pavidalu, nes tie vaikai užaugo, jie išvažiavo, kaip sakiau, arba į Vilnių studijuoti, arba dar kažkur jie grįžta, pradeda dalintis, tai tas labai iš tikrųjų džiugina. Mes su kai kuriais savo pasiūlymais, jiem, pavyzdžiui, stovyklą buvom atvežę tokią grupę Jauti, ir tada tie vaikai taip žiūrėjo tą grupę ir taip liktai ne jų, taip tokie kažkokie susikaustę. Praeina keli metai, jie tą grupę atranda ir sako, kaip, ta prasme, jie buvo pas mus stovyklai, mes matėm juos ten per porą metrų ir kažkaip tada nepasidžiaugiam, bet dabar džiaugiamės. Tai tokių dalykų kažkaip atrodo, kad mes kažką įskiepėm, tai jie gal tuo metu ir neįvertina. tą minutę gavę, bet praeina kažkoks laiko tarpas, distancija, jie tada savarankiškai pamato ir tada supranta, ką jie čia gavo ir ką turėjo. Kiek mes matom per 12 metų veiklos su jaunimu, jaunimas tikrai
nori kūrybinių veiklų ir jiems jų tikrai trūksta. Bet ne tik stebėti kaip žiūrovams, o patiems dalyvauti, patiems pabandyti ir ne vienkartinių. Neatėjau, pusdienį pabuvau, išėjau ir manęs tai neliečia. Jiem trūksta tų ilgalaikių, tęstinių veiklų ir labai gera, jeigu būna galimybė grįžti po metų, po kitų kelis kartus ir jau Lietuvoje daug vyksta, daugybė mūsų kolegų įvairiose veiklose tą daro, bet jeigu tai būtų įtraukta į ugdymo procesą, tai būtų iš vis turbūt geriausias dalykas, koks gali būti jaunimui visiems, nes dabar projektuose, veiklose vis tiek dalyvauja ne visi. Dalyvauja tai vieni, tai kiti, o jeigu visi turėtų galimybę. Mūsų tikslas nėra, kad jie taptų menininkai. Nei aktoriai, nei kitų specialybių menininkai. Mes norim, kad jie tiesiog būtų drąsūs, laisvi, pasitikinti savimi, o tas kūrybiškumas bet kokioj srityje yra reikalingas. Bet kur jie bedirbtų, kur bendrautų, tas kūrybiškumas, gebėjimas užmegzti betarpišką ryšį, sklandžiai ir aiškiai kalbėti, visur bus naudingas. O jeigu tuo pačiu jie dar sugalvoja ir studijuoti meno specialybę, tai jie turi tą išsibandyti. Bet šiais metais, birželio 28 Liepos 4 bus 12 mūsų stovykla, kurią organizuojam Šalčininkų rajono jaunimui. Tai labai džiaugiuosi, kad turim tiek daug jaunimo, kuris nori dalyvauti, kad stovyklos visas vietas užima per 1-2 dienas. Tai stovykla yra pilnai suformuota, bet turim džiugių žinių, kad stovyklos metu vyksta festivalis. Nemokama festivalio programa, kur gali atvažiuoti visi norintys, visi Šalčininkų rajono gyventojai, suaugę, vaikai, paaugliai, mokytojai, visus kviečiam tik atvažiuoti ir žiūrėti, nereikia nei registruotis. Jeigu pavyksta, pasirodymai pas mus būna lauke, jeigu oro sąlygos leidžia, mėgaujamės natūraliom dekoracijom ir vyksta ir poezijos skaitimai, ir spektakliai, ir diskusijos, ir performansą turėsim muzikinį, programa plati ir praleisti vakarą, vasaros gamtoj, čirškiant žiogam, paukščiant, čiulbant ir žiūrint pasirodymą yra labai gražus išskirtinis dalykas ir nemokamas. Visas naujienas, programą galima sekti aktorių ansamblio Degam Facebook paskyroje. Ten įkeliam visas naujienas, plakatus, programas, tai ten viską galima matyti ir ten sekti ir pasidalinti vieni su kitais ir tiesiog pakviesti vieni kitus, važiuojam kartu. Pasirodymai nėra ilgi, valanda, pusantros, tikrai smagiai galima praleisti laiką. Ir beje, vaikai, kurie kartais nedrįsta važiuoti į stovyklą, jie atvažiuoja į festivalį, pasižiūri pasirodymų ir tada kitais metais jau drąsiai atvažiuoja savarankiškai į stovyklą vieni pabūti.